Labas rytas visiems. Mes susibūrėm čia prieš kokias 10 minučių, pakalbėjom, kad čia visos emigrantės susijungiam. Tai Ernesta iš Norvegijos, Aurima iš Prancūzijos ir aš dabar šiuo metu Estijai. Ir gal trumpai pristatysiu, kas mes čia tokios ir apie ką šiandien kalbėsim. Tai šiandien kalbėsim apie emocinį perdegimą. Ir tą temą mums pasiūlė Ernesta, parašysi mums laišką, vėliau aš turėsiu galimybę jį perskaityti su jo sutikimu. Na, o kalbėsime mes šiandien su Aurima Dilienė, psichoterapeutė, gydytoja, pediatrė, knygų autorė, lektorė ir nežinau, ko dar nepaminėjau, Aurima. Tai va, ar dar kažką tai pamiršau? Viskas gerai. Ir Ernesta, kuri gyvena Norvegijoje ir išgyveno tikrai nelengvą tokią emocinio perdegimo situaciją, ne, ta prasme, kažkokią tai simptomatiką. Tai Ernesta, gal daugiau apie save šiek tiek dar prisistatyti. Tai aš apie save norėčiau pasakyti, kad aš esu žmona, mama, studentė ir tiesiog žmogus, kuris eina sąmoningumo keliu. Gerai. Ir gal pradėsiu nuo to, kad labai faina. Pirmiausia, mes turim su Aurima šitą mūsų tinklalaidę, jau šį kartą yra 3 mūsų susitikimas. Ir kiekvieną antradienį 9:45 mes kalbam apie kažkokius tai fenomenus ar santykius, kurie nutinka bet kuriam reguliariam žmogui, ne, apie žmonės, kurie yra šalia mūsų. Ir labai smagu, kai mes gaunam klausimų. Praeitą kartą mes atsakinėjom į vieną klausimą, bet mes turime kitą klausimą. Tai noriu jūs paskatinti, žiūrėti, prisijungti, parašyti mums, galima anonimiškai, galima komentaruose, galima asmeninėmis žinutėmis savo kažkokius tai klausimus, pastebėjimus, nes mums smagu kalbėti apie tai, kas jums yra svarbu ir kas jums yra naudinga. Tai, o dabar šiandien noriu pradėti nuo Ernestos laiško, kurį mes gavom kartu su Aurima ir galvoju, kad po to jau po truputėlį ir įsivažiuosim. Tai va, ir laiškas buvo apie tai, kad gruodžio 16 diena, ne, tai buvo dar viena liūdna ir graudi diena mano gyvenime. Jaučiau didžiulę tuštumą, beprasmybę ir tą draskantį skausmą iš vidaus, kuris mane smaugė. Atrodė, kad tuoj mirsiu ir gyventi visai nesinorėjo. Nuolatinis nerimas, nemiga, vėmimas ir stiprus galvos skausmai, jėgų nebuvimas, negalėjimas atsikelti iš lovos buvo jau keletą metų mano palydovai. Simptomai, kurie atsirado su laiku, tapo dažnesni ir stipresni. Ta gruodžio 16, tai kai praradau koncentraciją, buvo galutinis taškas. Buvo labai baisu. Jaučiau, kad praradau save. Tuomet kreipiausi pagalbos ir aš pradėjau savo kelionę. Diagnozę, kurią gavau, tai perdegimas ir nerimas su depresyvia nuotaika. Ir kaip čia taip nutiko, klausiau aš savęs. Mano gyvenimo kredo nėra nieko neįmanoma, bet ir ėjau per gyvenimą įrodinėdama, kad viską aš galiu. Juk neįmanoma man nėra. Ir kaip bebūtų keista, kai jau atėjau į tą tašką, kai jau buvau pasiekus viską, ką buvau užsibrėžus, mano kūnas pasakė stop. O juk daug metų visai neklausau, negirdėjau ir nenorėjau draugauti. Aš kreipiausi pagalbos visur, kur tik galėjau. Pas šeimos daktarą, psichiatrą, psichologą, kaučerį, terapeutą. Norėjau greitai save pataisyti, bet dėja po 4 intensyvių mėnesių savęs taisymo atsidūriau ligoninėje su įtarimu mikroinsultu. Ta diena ligoninėje aš juokiausi ir patikėkit, man nebuvo baisu. Koks džiaugsmas buvo galų gale išgirsti kūno siunčiamą aliarmą. Laimei nustatyta migrena auris. Tai prasidėjo 2 mano kelionės etapas. Šis etapas apie sąmoningumą, savęs ir aplinkos pažinimą. Pasirodo, šitos pamokos nei mokykloje, nei šeimoje neturėjau. Esu dėkinga gyvenimui šią nuostabią kelionę. Esu dėkinga visiems, kuriuos sutikau savo kelionėje. Ernesta. Ir aš norėjau paskaityti šitą laišką, todėl kad mano požiūriu tai yra visas tas kelias, kurį dažniausiai ir nueina tas perdegimo sindromą patiriantis žmogus. Ne, kad aukšti tikslai, dideli norai, kažkaip tai noras, viskas man įmanoma, kaip rašo Ernesta, aš galiu pasiekti, aš galiu padaryti. Ir paskui tas nusivylimas ir kažkokios tai pagalbos ieškojimas. Tai man tai pasirodė, kad toks tai tradicinis ir netipinis perdegimo sindromo atvejis, bet norėčiau labiau kreiptis į Aurimą ir paklausti. Aurima, tai kaip tu apibūdintum, kas tai yra tas emocinis perdegimas ir kaip suprasti, kad jis jau yra?
Nu, čia toks būtų labai tokia plati tema ir, kažkaip tai nesinori labai išsiplėsti, bet, trumpai pradėsiu gal nuo to, bet tai, ką mes dabar išgirdom, ar ne, tai toksai, tikrai toks klasikinis dalykas, bet jisai, neretai yra susijęs visgi mano praktikoje, aš susiduriu daugiausia su profesinio perdegimo atvejais, ar ne, vat mano klientai didžioji dalis yra gydytojai, tai yra mokytojai, tai yra socialiniai darbuotojai, tai yra žmonės, kurie padeda kitiems. Ta prasme, Ernestos atvejais mes galėsim jos paklausinėti labiau, ar ne, kamgi ten jinai padėjo, gal ir jeigu norės papasakos. Nes iš esmės, reiškia, tai yra gebėjimo duoti liga. Kada mes duodam ir jau iš to neturėjimo duodam toliau ir nesuprantam, kad nebeturim, ar ne, ir nepasipildo. Tai iš tikrųjų nekreipiam dėmesio į savo emocinių resursų išsekimą ir todėl pirmiausia, kas atsitinka, kaip klausimą tu uždavė, ne kaip pastebėti, kad jau tai kūnas pradeda, ta prasme, kūnas pradeda pranešinėti, nes tai sunku yra, kaip čia pasakyti, ne tai, kad priešintis stresams, bet atlaikyti juos, nes mes ištisai nuolat patiriam stresus kažkokius, nes stresas tai yra normali kaip ir tokia, reiškia, situacija, tai gali būti karšta, šalta, ar ne, kažkaip neramu, ten pavojus gresia, dar kažkas ir tai, visa tai yra stresas, didesnis ar mažesnis, mes, pavyzdžiui, kraustomės, gaunam naują darbą, gimsta vaikas, skyrybos, tarsi visa tai yra stresai. Ir vienaip ar kitaip mes su jais, mes juos įveikiam, ar mes juose gyvenam. Ir turim tam tikras strategijas, resursus, gerai, pavadinkim gynybinius mechanizmus, dar įvairius dalykus. Ir štai, kas atsitinka perdegimo metu, tai mūsų psichika ir fizinis kūnas nebesugeba jau, kaip sakant, išbūti ir jisai, prašosi poilsio. Nori bėgti, ir ne, ta strategija atsitinka, reiškia, išeiti iš rikiuotės, atsigulti. Neretai atsitinka traumos, yra tokių visokių būdų, mes įvairūs, labai išradingi esame. Mūsų psichika tokia išradinga, kad mes visaip susigalvojam, kaip ten išeiti iš rikiuotės, ar ne? Tai va, kiekvienas turim savo kažkokias kūne tam tikras, vadinamas silpnas vietas, kurios pirmos išeina iš rikiuotės. Vienam gali būti virškinimas, kitam gali būti, kaip judėjimo sistema, ar ne, kažkas su nugara, sako ten. Kitas iš tikrųjų traumatizuojasi. Žinau tikrai žmonių, kurie, tų pačių gydytojų, kurie susilaužo kojas, po to guli ilgai ligoninės, neturėjo atostogų 5 metus ir ką, dabar ilgos atostogos, atidirbsim už viską. Tai va, tai grįžtant prie to labai paprastai, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų perdegimas visai nepriklauso nuo išsilavinimo, netgi tai yra iš tikrųjų irgi nuo žmogaus tam tikrų charakterio ypatybių. Nes mes, kaip žinom, yra temperamentas ir ant jo mes formuojamės charakterį, tai reiškia mūsų įpročiai. Kas dar lydi, reiškia, perdegimą, kokie simptomai? Tai yra įvairūs skausmai, kaip minėjau, miego sutrikimai, įvairūs ir psichikos tokie simptomai, tai yra, vėlgi tas pats nesugebėjimas jau atsipalaiduoti, įtampa, visą laiką įtampa, įtempti raumenys, kūnas rodo, bet įtampa ir psichinė įtampa, tai yra nerimas, gali atsirasti priklausomybės, ir kai jau kreipiasi pagalbos, nes visgi funkcionuoti yra sunku, pasidaro sunku, o kartais ir neįmanoma dirbti. Žinau, visokių simptomų, tai, ir kaip jau paminėjau, tas diagnozuoja depresiją. Kol diagnozuoja depresiją, tai praeina daug laiko, nes įvairios kitokios ligos būna diagnozuojamos. Kai jau iki depresijos, tada jau žmogus legaliai gali nieko nedaryti. Ir tai gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Ir yra įvairios šalys, kurios tą diagnozę dabar jau priėmė kaip psichikos sutrikimų diagnozę ir skiria tam tikrus nedarbingumus ilgesnius, ar ne, žinau, kad Lietuvoje to dar nėra. Aišku, pati blogiausia išeitis, reiškia, skausmingiausia, tai yra savižudybė, dėja.
perdegimo atveju, nes tiesiog žmogus kažkurio momentu jis nesikreipęs pagalbos, jisai nebegali, vat, kaip ir mes klausėm laiške, ar ne, nebėra prasmės būti, nes nebematai galimybės tiesiog išlikti. Ties to sustosiu, čia daug galėčiau kalbėti, tiesiog dabar galvoju, Sonata, gal tu kažką nori pasakyti, arba Ernestos paklausti. Aš Ernestos noriu paklausti, nes galvoju, kad mes dabar išgirdom specialistą, kuris tiesiogiai susiduria jau su sunkiais, tais perdegimo atvejais. Bet galvoju, Ernestos paklausti, žinai, jau nuėjai kelią, turi savo patirtį ir jeigu dabar atsukti laiką atgal, kaip tau atrodytų, žinai, kas buvo tie pirmieji simptomai, kurie, galėjo būti, tie indikatoriai, kad laikas susirūpinti ir kažką tai keisti savo gyvenime? Geras klausimas. Ką aš noriu pasakyti, kad gyvendama savo gyvenimą, aš save ignoravau. Ignoravau savo visas emocijas, taip kaip aš jaučiausi, negirdėjau savo kūno siunčiamų signalų. Ir galbūt man ir buvo reikalingas tas, aš vadinčiau, dugno priėjimas, atspirties taškas, nuo kurio aš, buvau supurtyta ir atėjo toks suvokimas, kad jau taip jau nebegali būti ir man reikalinga yra pagalba. Bet galbūt čia kiekvienam individualiai būtų, tai aš iki to ėjau, jeigu taip, 10 metų. Aš visą, kol pasiekiau tą savo dugną, praėjo 10 metų ir tikrai buvau pametusi save. Ir pasakyti, kokie tie pirmieji simptomai, tai, man tikrai yra sunku. Kada tas buvo, tai jeigu aš būčiau žinojus, kad gyventi reikia balanse, ko aš irgi nedariau. Galbūt tai būtų kitaip, bet tas tų žinių trūkumas, tiesiog ėjau per gyvenimą taip, kaip ėjau. Truputį padėsiu aš, Ernestai. Greičiausiai, aišku, tai buvo, nes toks labai klasikinis atvejis, reiškia, vis dėlto ir Ernestos, ir kitų žmonių, tai yra, mes ignoruojam nuovargį. Mes turim poreikį ilsėtis ir tikrai, mano pačios ar ne tėvai kažkaip išdeklaravo, kad, pailsėsi, kai numirsi. Gerai, tai tada aš ir, kaip saka, dirbti moku ir viskas tvarkoja, neišmokė dirbti. Ir aišku, kaip girdim, 10 metų ėjimas, ar ne, tai taip, nes mes jaunas žmogus, tai turi resursus, kažkaip dar atsikeli, gali nemiegoti ten ir naktį, ir žodžiu atsikelti, vis tiek toliau eiti darbą arba ten kažkur. Tai viskas čia gerai. Bet tas kaupėsi ir tas poilsio nebuvimas, tas ignoravimas savo vieno iš poreikių, nes tai yra poreikis, čia šiaip ne pramogėlė kokia. Reiškia, poilsio ir pramogų yra poreikis. Tai mes, manau, kad buvo, ir aišku, simptomai buvo nuovargis, bet, tai kas čia pavargau, tai toliau galiu gyventi, ar nereikia toliau siekti tikslų, tada kažkam daugiau padėti, nes irgi, reikalinga noriu būti ir galbūt, savivertė tam tikrą prasme ten irgi pasitvirtina tokiu būdu. Tai nuovargis, skausmai kažkokie, ne ten, kažkur paskauda, tai ten kokią galima išgerti nuskausminamo tabletę ir kas čia to. Ar teisingai sakau? Visiškai teisingai. Ir kas dar irgi buvo įdomu, kad prieš nutinkant keletą mėnesių, tą gruodžio 16-23 metų, tai aš pirmą kartą tą vasarą turėjau 5 savaičių atostogas. Pirmą kartą. Pirmą kartą, po 10 metų. Netgi daugiau. Dažnai pirmą kartą savo gyvenime aš turėjau 5 savaičių atostogas ir man tai buvo wow. Aš nesupratau, kas vyksta. Aš nemokėjau taip gyventi. Man buvo šokas. Ir galbūt tas periodas, kada aš sustojau, turėjau ilsėtis, o nemokėjau ilsėtis, ar ne? Kažkaip man visgi asocijuojasi, kad po to štiliaus visiško užsivedė tas procesas. Ar tai gali būti Aurima? Kaip atsitinka, mes, reiškia, einam iš to, nežinau, 2, 3, 7 kvėpavimo ir kai sustojam, ar ne, tada, reiškia, ir nebeatsikeliam. Greičiausiai taip, nes, tas burnout ir vadinasi, ir net ta būklė, kad mes tiesiog jau nebegalim. Aš galėčiau gal dar įsiterpti iš savo patirties.
Tai, kadangi į coachingą žmonės, ateina dar, kaip pasakus, nesuprasdami, kad jie turi tokius simptomus, jie ateina ir mano požiūriu, tai pirmas simptomas yra tada, kai yra pas žmogų perkrauta dienotvarkė. Taip. Tai yra tvarkaraštį labai daug dalykų ir nėra laiko pasportuoti, nėra laiko pailsėti, nėra laiko jau su šeima pabūti. Tai yra indikatorius, kad jau ant bėgių perdegimą, ne, tas traukinys važiuoja. Tai aš dažniausiai tuo metu yra labai naudinga tokios laidos apamai pasižiūrėti, kad įsivardinti savo, tai gyvenimas susideda ne vien iš tik profesinių pasiekimų, o tokie žmonės, kurie suserga perdegimu, tai iš tikrųjų labai yra aktyvūs, tikslų siekiantys, nori būti efektyvūs, perfekcionistai dažnai, kad būtų viskas tobulai. Ir vis atrodo, tas vidinis jausmas, kurį dar irgi atpažįsta, ir klientai dalinasi, tas vidinis jausmas apie tai, kad, aš esu kažkoks, nepakankamai padariau dar. Dar reikėtų daugiau pavaryti, nes jeigu daugiau pavarysiu, tai bus dar geriau. Ypač dar nutinka taip, kad jų neįvertina. Ir darbe, varo, stengiasi, o to pagirimo nėra. Ir tada norisi dar daugiau, arba tenai kažkas neįvertina iš aplinkos, ar ten nežinau, kam ten reikia tą įrodyti tą savo vertę, bet yra tas didžiulis noras ir tada ar savo netgi įrodyti tą vertę, ten maža kas, apie savivertę Aurima, kaip tik paminėjai. Sau. Čia sau. Ir toks didžiulis noras yra, ir tada tas kalendorius susikimšęs, tai yra jau signalas. Ir aš pati save dažnai pasigaunu su užkrautu kalendorium. Ir kai aš pastebiu, kad pas mane kalendorius yra, jau mane valdo kalendorius, o ne aš valdau kalendorius, sakau, stop, laisvalaikį irgi reikia planuoti. Ne? Tai reiškia, numatyti jogą, numatyti laiką pasivaikščiojimui, kalendoriai turi būti tokių darbų, be išlygų, be to, kad pakeisti. Tai man atrodo, kad pirmi simptomai yra tas perkrautas kalendorius ir vis tas toks nepasitenkinimo jausmas. Kad, kažko reikėtų daugiau. Dar yra tarpelis, tai dar ir tą padarysiu. Toks besotumas. Nežinau, gal ką atliepsit man. Aš tai norėčiau Sonatai pritarti, nes viską, ką girdėjau, tai apie mane. Dar ką norėčiau pridėti, kad aš neturėjau ribų nusistačius ir nemokėjau pasakyti ne. Pas mane ne, kaip ir tas mano kreda, nieko nėra neįmanoma, tai tiesiog neegzistavo, nes jeigu reikia, tai aš visada viską galiu. Ir dažnai tada nustumis save, aš pamiršau save, mano poreikiai, aš nebeegzistavo. Kažkas tai, bet ne aš. Ir taip, man tikrai norėjosi per tą visą darymą, įvertinimą ir pripažinimą. O, klausyk, labai gerai, labai ačiū Ernestai, nes jinai labai gražiai suformulavo tą, ko mes nepasakėm, kad sau sakau ne, iš tikrųjų sau sakau ne, o kitam taip. Ir tas neturėjimas ribų, tai yra, kai aš negaliu pasakyti kitiems ne. Paprašo padirbti už mane gerai. Kažkur tai nuvežti, padėti gerai. Pabūk ten su kažkuo gerai. Einam kažkur ten gerai. Nors jau neturiu iš kur, bet negaliu, nes jeigu pasakysiu ne, tai jau gal bus tam žmogui nemalonu. Aš negaliu taip elgtis, nes kažkaip. O jeigu jisai supyks, nedraugaus su manim, čia taip jau labai grubiai sakau, bet kažkaip pat iš tos tokios, va čia tas tikrai tas ne, sau sakau ne. Kitam taip, visiems kitiems taip, ar ne? Tai tas, bet Ernesta pasakė, tai iš pat pradžių, aš ignoravau save. Tai yra tas apibrėžimas, kai aš ignoruoju save. Labai, labai teisingai. Ir čia, man atrodo, šio laikinio laikotarpio toksai, liga, galima sakyti, ne? Kai mes vis norime būti visur tobulė. Ir darbe tobulė, ir dar namuose tobulė, ir dar, atrodyti tobulai, ir maža ko norim tobulai, ne? Tai tada tas dar prisideda, ir tas mano nuomonė prisideda prie būtent perdegimo, emocinio įsiekimo. Dar čia yra vieni spąstai, man taip atrodo. Čia toks vienas iš variantų, tai mes turim tam tikrą tokį iškreiptą sugebėjimą mėgautis kančia. Jeigu yra sunku, tai vos ne, toks truputį kaifas, ar ne? Ir toks malonumas, iš to pasidaro malonumą. Pastebėjęs, ne Sonata, šitą irgi savo klientų.
pastebėjau, ir man įdomu kaip Ernesta, bet taip, nu, taip, ta prasme, pasistengiau, pavariau, tai aš čia šaunuolį, žinai, aš ten kažkoks, nu, toksai, nu, va, ypatingesnis kažkoks, tai ir, nu, aš galiu ir tą, ir dar kažką, tai tas toksai tikrai Aš jau. pati esu tą patyrus labai, labai nekartą savo gyvenime. Ir čia vėlgi tie patys įsitikinimai, ne, kad, nu, darbas turi būti sunkus. Nu, pailsėsi, tai numirsi, nu, tai ką tu čia dabar? Nu, kančia yra. Gerai, Ernesta, dar tu pasidalink, kaip pas tave. Jo, toj kančioj pritariu, gyvenau ir aš, tik tai ateina ta riba, kai ta kančia tampa nebepakeliama. Dozė neapskaičiuota, kaip sakant, buvo. Ir tai yra irgi, apie priklausomybės mes žinoma, ne tas darboholizmas, kaip, nu, kaip irgi savotiškai reiškia priklausomybė. Ernesta, man būtų smalsu, o kaip tu ieškojai pagalbos ir koks buvo tavo kelias ieškant pagalbos, nes jau mes į antrą dalį laidos pereinam, gal pereikim prie kažkokio tai. Kadangi aš, nu, kaip iš intencijos norėjau greito rezultato ir pas mane užsidegė tokia lemputė fix, sutaisyk čia ir dabar greitai, tai aš, ką čia galima padaryti? Nu, galima kreiptis į psichiatrą. Atmetama buvo depresijos, reiškiasi diagnozė, nes nu jau buvau prisigalvojęs, kad galbūt man reikalingi yra medikamentai. Tada šeimos gydytoja, čia taip, pas psichologą, pas psichologą, čia man dar, čia dar coachingas, ką aš dar galiu savo. Bet ką aš supratau, aš taip stengiausi savo padėti 4 mėnesius, nesuvokdama vieno esminio dalyko, kad reikia duoti laiko. Tai, kas buvo eita link to perdengimo šitiek metų, nepasitaisys per naktį arba per 2 savaitės. Žinai, kaip aš, dar 2 savaitės ir tada jau viskas bus gerai. Dar 2 savaitės ir aš grįšiu ir toliau varysiu, lėksiu, eisiu. Ne. Tai man tas suvokimas truko apie tos 4 mėnesius. Ir tada, nepaėjo. Nepaėjo. Ir reikėjo susitaikyti su tuo ir leisti savo. Nes aš leisti negalėjau. Kaip čia aš galiu sirgti? Kas čia atsitiko dabar? Ne, susijimk. Tugi gali, tugi stipri. Kaip čia tas kūnas nelaiko? Tai... Čia protas atrodo nori ir toliau, o kūnas neklauso visiškai. Tai vat ir prasidėjo ta mano kelionė, pažinimas savęs. Ir kas irgi, vėlgi, tai atėjo per laiką, per suvokimą, kad meilė savo nebuvimas irgi buvo ir man reikėjo išmokti iš naujo, pažinti save, mylėti, leisti, duoti, būti su savim. Čia ir dabar, o ne kažkur tai. Ir mes tiek daug kalbė, bet aš galvoju, o kas tau konkrečiai padėjo? Ne, jeigu taip, konkrečiais instrumentais, jeigu žmonės jau yra tokiam etape ir aš tada Aurimos po to paklausiu. Kaip ir nėra vieno recepto ar vienos tabletės, aš negalėčiau konkrečiai įvardinti, kas vienas dalykas man padėjo. Bet man, kol kas mano, visi dalykai, aš manau, prisidėjo prie to sąmoningumo ir čia vienareikšmiškai. Bet galbūt aš turėjau coachingo 16 sesijų, kas man labai imponavo ir davė greitą rezultatą. Atrodo, aš praėjau visą savo gyvenimą tokiais gabalais, tokiais ir per pamato prizmę. Iš ko čia viskas padaryta ir sustatyta ir kaip čia iš viso šitas pasaulis veikia. Ir galbūt tada tai atspirties taškas man eiti toliau ir ieškoti savęs. Ačiū labai. Aurima, ką pati, kaip tu pasitinki žmonės, kurie yra jau tame perdegimo sindromo galiausiai? Na, pas mane tai ateina jau su tais sunkiom tom būklėm, ar ne, kadangi aš visgi psichiatrė, tai iki manęs daeina dauguma, aišku, nors ir dirbu kaip psichoterapeutė, bet jau turiu su medikamentiniu gydymu, ar ne, ir tada dirbam, reiškia, tai kada yra
depresija ir įvairūs kitokie simptomai gali būti, miego labai dideli sutrikimai, pavyzdžiui, žmogus miega visą laiką. Nes, bet taip, tokiu būdu organizmas mėgina kažkaip išgyventi. Tai jo, bet dabar, ką aš galėčiau paminėti, ar ne, kaip mes žinome, kai pradeda kūnas rodyti, tai mes einam, aišku, pas gydytoją, ten gaunam vaistų, nuslopinam tuos simptomus, kad jie netrukdytų toliau varyti, gyventi ir nesilsėti. Tai aišku, kad dabar jau ir gydytojai su tuo, šeimų gydytojai su tuo susipažinę ir jie, dauguma tikiuosi visgi pradeda klausinėti gerai, o kaip tu gyveni, o kokia tavo dienotvarkė, ir primena žmogų, aišku, jeigu tas žmogus pasiruošęs išgirsti, kad visgi turi būti balansas ir žmogus negali gerai dirbti, jeigu nemoka gerai ilsėtis. Tai reiškia, kad tiesiog priminti kiekvieną kartą, kad turi būti pusė, kad 8 valandos miego, 8 valandos darbo, 8 valandos gyvenimo, ir kad skaičiuokim, matematika, paprasta, labai elementari, 1-3 klasės, 3 aštuntukai. Tai jeigu šitą primena, kažkas iš autoritetingų žmonių, tai tarkim kažkoks gydytojas ar jeigu kreipiasi į psichologą, ir žmogus tą išgirsta, viskas tvarkoja, tada galima nuo to ir pradėti, tai yra toks, taškas, nuo kurio pradedu savo gyvenimą reguliuoti, aš, kaip sakė, o ne dienotvarkė, o ne kiti. Ir taip, ta informacija iš išorės, kad visgi savo sakyti taip, kitiems ne, tokiu atveju, kai man reikia savo reikalus pirmiausia ir net sutvarkyti. Ir tai nebus egoizmas, ir tai nebus. Čia labai toks kelias, kuris, kaip paminėjo Ernesta, tai yra apie savęs pažinimą, apie savivertę, kad jeigu aš pasirūpinsiu savim, ta meilė savo tai yra pasirūpinsiu savim, tai nereiškia, kad mane atstums pasaulis, kad aš vis tiek galiu būti mylimas. Jeigu aš rūpinuosi savim, aš galėsiu pasirūpinti kitais. Čia tokie esminiai punktai, reiškia sustoti, pradėti skaičiuoti 3 aštuntukus, tada sakyti savo taip, kitiems ne, kai reikia, ar ne, ir tik tai, kai aš esu pajėgus padėti kitam, padėti jam, tada aišku su profesinė veikla susiję dalykai, tai yra, čia pasakysiu truputį tokio neuromokslų, tai yra mūsų smegenys, jos dirba visgi 95% ar netgi daugiau automatinių režimų. Ir visos profesijos, kaip jau paminėjau, visi dalykai, kurie susiję su tuo tokiu įsisąmoninimu ar nesąmoningumu, kada mes tos 5% naudojam, kada mes negalim automatiškai daryti, ar ne, tai kaip paminėjau, gydytojai, pedagogai arba kažkokie žmonės, kurie nuolat turi suprasti, ką daro, tai nėra automatizmas, tai tas ir degina mūsų smegenis, ar ne, ir todėl tos būtinos tos pertraukos, būtinos tos, poilsio tas režimas, ar ne, darbo ir poilsio režimas, toks primityvus dalykas. Ir tai nėra apie tai, kad aš, savo pasakau, taip, aš dabar sportuosiu ir dėl to, kad aš turiu suspėti pasportuoti, aš dar labiau įsitempiu, ta prasme, kad, nepavėluočiau, ar ne, ir, tiesiog, arba prievartauju tiesiog, negražus žodis, prievartauju save, reiškia, man reikia pasportuoti, nors galbūt geriau to momento aš įstieščiau, ar ne, kažkur ant kilimėlio, arba ant sofos galų gale ir pagulėčiau tas 10-5 minutės, ar ne, ir 15. Tai aš jau įsiplėčiau, bet grįžkim prie tavo klausimų, jau pamiršau, koks ten buvo. Tai kokią pagalbą tu? Taip maždaug pavardinau, kokie žingsniai būtų, ar ne. Ir be abejo, ta prasme, kai žmogus pats jau nebegali, tai jisai turi kreiptis pagalbos ir turi būti kažkas šalia, ar ne, kuris sako, gerai, aš esu, ar ne, aš tave palaikau, tai gali būti labai įvairūs žmonės, ar ne, tai gali būti specialistai, tai gali būti kažkokie šeimos nariai, tai gali būti palaikymo grupės tokių pačių, ar ne, yra tokių visokių variantų. Tai šiais laikais tikrai yra daug tos informacijos ir daug tos pagalbos. Man labai atliepia, kai Aurima paminėjo apie tai, kad dabartinės aplamai profesijos, jau nekalbant apie gydytojų, bet ir pačių psichologų, ir kaučių, ir mokytojų, ir kas ten bebūtų kompiuterio specialistų, labai daug koncentracijos reikalauja. Tai yra didžiulis dėmesys ir negali daryti automatiškai, labai daug darbo yra, kuris turi būti čia ir dabar. Ir tam, tas darbas reikalauja poilsio, nes mes deginam savo kažkokį tai resursą ir mums natūralu ir būtina ir reikia pailsėti. Ir man kažkaip tai, kada aš galvoju apie tą laidą, aš prisiminiau savo mokytoją Judy Delazie, NLP vienos iš pradininkių, tai jinai
irgi vieną kartą buvo jai užduotas tas klausimas apie perdegimą ir jinai kalbėjo iš to požiūrio, kad jeigu žmogus viską atiduoda sistemai, sistema, tai reiškia darbas, ar ten kažkoks šeima, ar dar ką nors, bet negauna atgal, o jo fokusas yra atiduoti, tai jisai ir perdega. Ir aš, kada ateina pas mane klientai į coachingą, aš tą visą laiką prisimenu, ne? Kad realiai sistema, mes nesam kažkoks tai, kaip pasakius, tarnas sistemai, kuris turi tarnauti, atiduoti ir, žinai, gauti ten kažkokį menką atlyginimą, ar ką ten bebūtų, ne? Mes esam sistemos dalis, kuri funkcionuoja, kaip organizmas, ne? Mes duodam ir ten tuo pačiu metu mes gaunam, ne? Tai jeigu toj sistemai yra kažkas, tai kur aš atiduodu per daug, bet negaunu savo to pasitenkinimo, malonumo, to tokio ir poilsio laisvalaikio, žinai, savo prasmės gyvenime, tai irgi veda į perdegimą. Ir dažnai ateina žmonės, kur sako, darbas nesuteikia prasmės, arba ten įvertinimo negaunu, ar ten dar kažkas, tai irgi yra tas emocinis nepasitenkinimas, kuris veda į perdegimą. Ir man atrodo, kad labai svarbu yra tas lygiavertiškumo principas, žinoti, kad aš esu viena dalis sistemoje, tokia pat vertinga kaip bet kuri kita, ir sistema man tarnauja, o aš tarnauju sistemai. Tas lygiavertiškumo principas. Ir matau, kad Aurima taip galvoja, kągi tu čia sugalvoji. Ne, tai aš ir galvoju, aš klausau ir aš jaučiu, kad tu palėtei tą momentą, kuris yra mumise, ar ne, nes vėlgi galim viską suversti kažkam, tai ar ne, čia sistema iš manęs atskatima. Bet neretas perdegimo atveju aš nesugebu, nemoku ar nemoku. Arba kartais tiesiog nenoriu imti. Tai yra mano reikalas, mano atsakomybė, ar ne, pasiimti atgal kažką tai ir ieškoti vietų, kur aš galėčiau tai gauti, o ne tik tai, tarkim, jeigu visada yra tas, kad aš duosiu, tai sako, duoda imk, muša bėk, ar ne? Tai jeigu aš duodu, tai kitas ims ir jeigu aš neimsiu, tai ir viskas tvarko ir viskas pasibaigs tuo, kad, burnautas, ar ne, ir manęs nelieka. Tai mano atsakomybė tame ir yra, kai mes kalbam, ar ne, taip egzistuoti, taip veikti, taip rasti savo vietą, kur aš galėčiau ir duoti ir imti. Kad būtų. Aurima, tu kaip visada pažiūri perlo, o šitas perlas tai tikrai mūsų atsakomybė yra imti, ne tik duoti. Ne? Ir tą aš tikrai imu šiandien iš mūsų tų pusryčių, iš tokio pokalbio, ne, kad pačių yra atsakomybė. Taip, nes mes labai dažnai santykiuose, pavyzdžiui, ar ne, labai man, pavyzdžiui, yra tokie pažįstami dalykai, kaip draugaujam. Draugaujam, tai vienas draugas, vien tik tai klauso, o kitas tik tai kalba, ar ne. Ir paskui, žodžiu, tas, kuris klauso, sako, tai va, o tai aš kaip, tai tavo atsakomybė, tai tu arba tada nedraugauk su to žmogum, arba susigalvok, kaip, reiškia, galėtum, ar ne, irgi gauti iš jo kažkaip tai tą dėmesį. Tai neretai mes ir tekom paskui neturiu draugų. Bet taip, nes yra žmonės, kurie tiesiog nemoka klausytis. Ir su jais tiesiog negali būti, nes jie tiesiog neklauso. Aš turiu dabar paauglių krūvelę konsultuoju, tai labai irgi tas klausimas iškilė, sako, aš taip pavargau nuo savo draugės, jinai taip kalba per pertrauką, aš noriu pailsėti. Ir mes kalbame, kaip jai pasakyti tai draugė, kad aš pavargau. Jis sako, aš nežinau, aš bijau, jinai paskui nedraugaus su manim. Ar esat susidūrusios su tokiu, man labai įdomu, nes čia labai aštrus klausimas. Mes esam, bent jau aš tai tikrai, manau, kad čia atsakiau mes taip įdomiai, bet iš tikrųjų ir visą laiką turėjau mintį, kai tu palėtei tą temą, galvoju, bet Ernesta nekalba, žinai, tai žinai. Ernesta, ar yra tau taip, kad tu vis čia klausai, ką nors arba ten duodi, o tau niekas? Tai tikrai taip, ir tų situacijų yra gana nemažai mano gyvenime ir vėlgi aš prieinu prie to, kad tai yra ribos ir mes turim pasakyti ne ir tiek, kiek mums tinka ir tiek, kiek mums yra gerai leisti, bet mokėti sustoti laiko. Tai tikrai taip. Ir aš mokausi, aš tikrai dar mokausi, aš esu šitam kelyje ir pasakysiu tik tiek, tai veikia. Tai veikia. Kada aš išmokau pasakyti ne, aš kažkaip tai tokį įsivaizdavimą turėjau, kad manęs nesupras, kaip čia aš taip galiu sau leisti pasakyti. Bet mane išgirdo.
ir mane suprato. O Geriau tapo, ne? Tikėti. Aš manau, kad buvo atveju, kai ir nesuprato, ir buvo skausminga, bent mano praktikoje tas labai yra akivaizdu, nes tikrai tai būna ir su tėvais, kada tėvai, atvirkščiai, vietoj to, kad davimu užsiimtų, nes, iš vyresnių į jaunesnius, tai būna prašo ir mes tiesiog atidavinėjom, kažkaip negalim pasakyti ne. Tas pats būna su draugais, irgi atrodo, taigi draugų neteksiu, jeigu pasakysiu ne ar ne. Ir tai būna, kad ir netenki, nes čia yra, praktika paprasta, mažinti bendravimą, retinti. Reiškia, galima likti toliau, nereikia nutraukti, ar ne, ten visų tiltų sudeginti, bet retinti. Retinti ir tada iškart palengvėja. Tiesa? Dar mano atveju, ta prasme, kada visi yra įpratę matyti mane, kur yra taip, kuri visą laiką niekada neatsakys, iš pradžių tokia reakcija, o kaip čia? Kas čia atsitiko dabar? Tu pasikeitei, tu kažkokia netokia. Jo, nebepatogi. Bet galbūt, ta prasme, reikia pakartoti ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą kartą. Ir vėlgi, aš galvoju, kad, aš egoistė dabar, ne? Ta prasme, aš turėjau tą tokį. Bet, čia ne apie egoizmą. Čia apie pasirūpinti savim. Ir tuo dabar norėčiau pagauti tą momentą ir noriu pakviesti visus, kurie žiūri, o mūsų žiūri nemažai, kad pasirūpinkit savim ir jei kyla toks nors klausimas, ne, užduokit jį mums dabar, nebūtinai apie perdegimą. Ar norisi pasidalinti konkrečiai apie savo istoriją, ar norisi užduoti klausimą apie perdegimą, o gal norisi pasiūlyti temą kitai laidai, tai yra galimybė pasirūpinti savim, pasirūpinti savo poreikiais ir galbūt pirmą kartą iš viso parašyti, ką padarė Ernesta. Ir aš ją labai sveikinu su tuo, nes kaip tas savo ribų laikymas, jisai labai jau matosi rezultatas, ne? Kad aš rūpinu savimi ir noriu pasidalinti tuo, noriu atnešti kitiems, kad ir kiti tai pamatytų. Tai Aurima, dar gal tu ką nors? Nes mes jau į pabaigą, ar ne? Tai nežinau, aš tiesiog čia daug galėčiau kalbėti, kaip visada, bet nenoriu labai išsiplėsti, tai truputį pareziumuosiu, ar ne, kad visgi grįžkim prie tos pirmos klasės matematikos, skaičiuokim savo valandas, ar ne, kad mes 8 valandas miegam, 8 dirbam, 8 gyvenam. Gyvenimas tai yra daugiau apie poilsį ir pramogas, apie kažkokį tai, naujus dalykus, nes džiaugsmas slypi naujuose dalykuose. Tada mes visgi stebėkim ir nepamirškim, kad kūnas, visgi yra nevaldiškas. Tai reiškia, kad negausiu naujo, neišduos niekas, nepaskolins dar 20-30 metų, kai jau, kaip sakant, jisai susidėvės, nes dėvisi, organai dėvisi, nes kažkaip medikė, mes kartais su kolegiam, su draugiam kalbam, kursiokiam, kad visgi ir sportas ne visada sveikata, nes širdis yra raumuo ir jisai dėvisi, tas raumuo, žodžiu, kaip ir sąnariai ir visa kita mūsų ta amunicija. Todėl labai stebėkim kūną ir dozuokim, ar ne viską, taip sakant. Tai tas pats galioja ir su psichikos higiena. Tai reiškia, kad ne tik dantis reikia valytis kiekvieną dieną, tačiau ir savo psichikai duoti poilsio, mokyti treniruoti, ar ne taip švelniai tariant, ką aš savo klientams siūlau visuomet ir pati tą darau, kiekvieną vakarą pagalvoti apie dieną, kaip apie kokie 3 geri dalykai, ar ne, kas mane nudžiugino, ką aš naujo sužinau, 3 gerus dalykus tiesiog prisiminti, tai tam tikra prasme psichikos higiena. Ir užsiimti įvairiom praktikom, kurios moko mus atsipalaiduoti, nes įsitempti mes labai gerai ir taip mokam. Nes tai yra pavojaus, reiškia, grėsmės sąlygomis mes tiesiog turi mūsų kūnas tą sugebėjimą, ar ne, pasiruošti, kovoti. Tai ieškokim to atsipalaidavimo momentų ir juos kalibruokim tiesiog. Dėkim į vieną lėkštutę tai, kas man
padeda atsipalaiduoti ir aš suprantu, kad aš moku ir įsitempti, ar ne, ir pasiruošti eiti. Na tai čia dar tik tai keletas iš tokių dalykų, kuriuos galima būtų dar toliau ir toliau tęsti. Tai aš sustosiu ties to. Ir aš iškart prisiminiau, kaip tu paminėjai apie tą, žinai, kad mes mokam būti įsitempę. Ir tas indikatorius toksai, žinai, tai kaip laikaisi, gerai, žinai, tai gali būti tas signalas, ne, kur rodo, kad gal ir nėra taip gerai, nes mes labai mokam save apgauti. Ir aš atsimenu, kažkada Bali buvau ir tiksliau, aš ėjau į Yoga Barn, būtent daryti Yoga Yin. Ir man atrodo, tenai balandžio pozai, žodžiu, ten nusibuvau šiek tiek, žinai, tenai, o Yin yoga tai reiškia 3 minutės, tenai, žinai, kažkaip tai viską. Ir, žinai, kuo labiau atsipalaiduoja, tuo lengviau tas kūnas eina, tuo lengviau tarsi jauti, kad jisai, kaip pasakus, lankstesnis tampi, ne, daugiau to malonumo patiri toje pozoje. Ir aš taip būnu ir jau atrodo protas atpalaiduotas ir taip jaučiu atsipalaidavus ir jau taip patinka, žinai, kiek jau aš ten susilenkiu ir sakyti. Ir vienu metu tik pajuntu, kaklas skauda. Smarkiai. Didžiulis skausmas. Tai ant tos 3 minutės, žinai, pradžioje jo nesijautė, bet reiškia, suprantant, ant tos 3 minutės, kai reikėjo jau išbūti, man parėjo aiškus indikatorius. Nors aš tikrai tikėjau, kad aš esu atsipalaidavus visiškai. Jau, tai ir, žinai, tai tas toksai savęs pastebėjimas ir tos pačios mindfulness praktikos, ne, pasižiūrėti, atpalaiduoti koją, atpalaiduoti pėdas, pažiūrėti, kaip jaučiasi pilvas, atpalaiduoti tą pilvą, ne, nes jis labai dažnai įsitempęs, atpalaiduoti krūtinę, pažiūrėti, ar kvėpuojam kaip, ne, ar kvėpuojam giliai, ar kvėpuojam tik ten kažkaip, tai, ne, kai kurie žmonės paviršinį kvėpavimą tiek ilgai turi, ne, bet tą įtampą tokį įsikaustimą. Ir pakilia pečiai, ne, tai irgi yra indikatoriai, kad yra įtampa ir tada, galbūt vienas iš būdų yra surasti savo, kaip Aurima gražiai pasakė, tai nėra kažkoks tai, tenai pramoga, ne, tas poilsis, tai yra mūsų bazinis poreikis ir mums reikia pailsėti. Dar Ernesta, tu užviršiuok tą mūsų susitikimą. Aš tai labai noriu padėkoti Sonatai ir Aurimui už galimybę būti čia, dalintis. Atėjau su intencija, kad galbūt kažkas išgirs, galbūt kažkam tai bus naudinga. Ir noriu pasakyti, kad nereikia laukti pagalbos ir tų sprendimų, kad kažkas tai už mus padarys ir išspręs. Prisiimkim atsakomybę ir veikiam. Nepamirškim savęs, mylėkim save. Tai aš siunčiu meilę ir mylėkim save. Ir aš iškart pagalvojau, žinai, kad su tuo Ernestos tą meilę, ne, galime pasiūlyti, o kaip geriau pradėti rytą, ne, tai apie pagalvojimą, o kaip aš šiandien pailsėsiu, ar kaip aš išreikšiu tą meilę sau. Ir ne tik, kad nubėgsiu bėgom į masažą, ne, ir pagulėsiu. Tiesa, dar kažkaip prisiminiau net pačiai juokinga. Aš kažkada turėjau savo verslus Vilniuje ir kelis vienu metu ir valdydavau viską. Ir vienas iš jų buvo kosmetikos salonas. Ir aš turėdavau savo masažuotojas ir laiks nuo laiko aš ateidavau ten masažą pasidaryti. Ir aš atsimenu, kaip dabar atsimenu momentą, kai aš atėjau pasidaryti veido procedūrą tada. Žinai, atsiguliu ant stalo ir tiek laukia, kada jinai baigsis. Nes tiesiog, atrodo darbai tokie. Ir, žinai, tai buvo taip baisu. Negalėjau leisti savo pakaifuoti ir pagulėti. Ir iš tiesų, žinai, ir turbūt nemažai žmonių tai irgi patiria, išgyvena. Tai jeigu tokie dalykai nutinka, tai prisiminkite, jau žinokit, tai nėra normalu. Tai nėra normalu. Ir pasilepinkit, pasirūpinkit savimi visi. Taip, labai geras pastebėjimas, iš tiesų pritariu. Pati pažiūrėjau šiandien savo grafiką ir truputėlį susinervinau, nes jisai per daug apkrautas. Gerai. Ir nesvarbu, kokios mes čia būtume tarsi protingos ar kažkas, tai ne visą laiką verta pasitikrinti. Taip, reikia mažinti. Nes tikrai tik skausmas ir 3 dalykai beje. Skausmas, baimė ir žinios mus gali, reiškia, kaip pasakyti, paskatinti ar ne, keistis. Tai kartais reikia visų 3. Dažniausiai reikia visų 3. Būtų gerai, kad tik žinių užtektų.
Tai ačiū labai visiems, kad žiūrėjote, iki susitikimo kitą antradienį, rašykit mums ir siūlykite temas, nes bus mums, kaip ir minėjau, su Aurima, labai naudinga ir vertinga būti jums naudinga, tarnauti jums šitais pasirodymais. Tai iki malonaus, iki kitą kartą. Ačiū, Ernesta, linkėjimai Bergenui. Dėkui. Na.